Čia Lina Jankauskienė ir šiandien su jumis sveikinasi Kendu pokalbiai Procesų Pro. Sveiki visi, su jumis sveikinasi pokalbiai Procesų Pro ir aš esu Lina Jankauskienė, šiandien mano pašnekovė miela kolegė Jūratė Labeckienė, tai sveika Jūratė. Labas Lina, labas klausytojai. Sveiki ir mes šiandien kalbėsime apie procesų valdymo įrankius. Pastaruosius keletą pokalbių turėjome su kitais pašnekovais, tai kažkaip jau ir pasiilgau būtent mūsų pokalbių, o dar ir šiandien tą temą pasiskyrėm tokią, drąsią, su iššūkiais, ko gero, tai galėsim ir aptarti. O mūsų visiems klausytojams primenu, kad klausimus ateities pokalbėms galite siūsti man lina@kendu.lt arba procesų pro@kendu.lt. Taip pat būsimomis temomis kartais pasidaliname savo naujienlaiškiuose. O šiandien norim pasikalbėti apie procesų valdymo įrankius ir pastaruoju metu kažkaip pakankamai nemažai gaunam ir klausimų, o tai kuris šitas procesų valdymo įrankis yra pats geriausias. Tai Jūratė, manau, kad ir pabandom mes apie tai padiskutuoti. Pabandom ir iškart prisipažinsiu, nuo prisipažinimo pradėsiu, kad tai turbūt klausimas, kurį aš dviprasmiškai labai priimu. Viena vertus džiaugiuosi, kad organizacijos galvoja, kaip pakelti savo procesų valdymo lygį ir tai puikiai galima padaryti su įrankio pagalba. Kita vertus, tas klausimas dažniausiai būna toks labai tiesmukas, kuris geriausias, ką mums rinktis. Ir šito atsakymo aš niekada neturiu. O jeigu net mintyse turiu, jeigu pažįstu organizaciją, nenoriu garsiai pasakyti, todėl kad noriu, kad pačios organizacijos atrastų. Geriausias įrankis yra tas, kuris labiausiai tinka jūsų verslo poreikiam. Šiuo atveju jūsų procesų valdymo poreikiam. O procesų valdymo poreikį formuoja veiklos poreikis. Tai tokia ilga grandinė, kuri atveda mus iki tų sprendimų. Tai todėl nemėgstu to klausimo, jeigu jis yra trumpas ir greitas, ir labai mėgstu klausimą, kai mes turime laiko, kai turime erdvės išsidiskutuoti visus tos poreikių lygmenis, visus tos etapus. Absoliučiai. Kad, žinai, kai yra greitas klausimas, koks įrankis geriausias, tai atsakymas yra greitas. O koks maistas jums skaniausias? Nėra vieno. Čia gali atsakyti. Universalaus atsakymo, kuris tiktų bet kuriai organizacijai, dydžio, specifikos, reglamentavimo, jo tiesiog nėra. Ir man atrodo, kad labai yra svarbus akcentas ateinant į pasirinkimus įrankių sistemų, išsispręsti savo tos vidinius poreikius. Tai gal apie tai šiek tiek ir padiskutuojam, ką turėtų pagalvoti organizacija, gal procesų valdymo vadovas, kaip tai organizuoti, tą supratimą, o tai pagal ką mes tos įrankius turim rinktis. Nes ta eilutė, kurioje kiek čia kainuos, tai yra tik vienas iš kriterijų. Taip. Svarbus kriterijus, nes kartais vertė, tą, ką sukuria įrankis, neatperka tos kainos, tai tikrai mes prie to irgi turbūt grįšim. Bet ką reikia padaryti? Būna situacijų, kai organizacija ateina prie įrankio pasirinkimo, kai jau ta procesų valdymo branda yra pažengusi. Jau jie metus, porą, trejetą dirba kažką. Galbūt ne visą procesų valdymą įsidiegia, bet dalimis ir jau yra truputį išsigryninę. Ir jie norėdami pagerinti, pagreitinti, kokybiškiau padaryti, palengvinti veiklos žmonėm dirbti, jie jau ieško ir tada yra aiškus. Jeigu to nėra. O ką tu manai, kai ne nuo nulio, ne nuo starto yra įrankis? Kokia tavo pozicija? Mano yra labai palanki pozicija, nes tas startas yra labai toksai, vėlgi, priklausantis nuo organizacijos brandos. Jeigu pati organizacija pasirengus ir nori startuoti, praktiškai kas yra procesų valdymas, grįžkim truputį žingsnį atgal, tai yra veiklos valdymo būdas. Visi mes turim procesus, juos esame įvardinę ar ne, ir mes juos valdome. Tai jeigu tas valdymas yra struktūruotas, apgalvotas pagal tam tikrus vadybos principus, o ne chaotiškas, reiškia, mes jau turime savo matymą, savo valdymo principus, taisyklės ir tada yra nuo pat pradžios, ar ne? Viskas kaip ir gerai. O jeigu pas mus nėra to valdymo struktūros, mes tik tą chaosą verčiam į kažkokią tai taisyklių rinkinį, susitarimus, tai tada yra geriau lukterti, geriau suprasti,
kokie valdymo principai mums veikia, kokias problemas mes norim išspręsti, kas mums yra svarbiau iš procesų valdymo, ar ne? Nes kartais organizacijos taip greitai išauga, iššoka, kad tiesiog nespėja. Ir pavyzdžiui, jeigu mums yra didžiulė darbuotojų kaita arba mes priėmėm labai daug naujų darbuotojų augimo, akivaizdu, kad pas mus pirmi poreikiai gali būti tiesiog užsirašyti, kaip mes dirbame, kad palengvinti naujų darbuotojų įvedimą ir tada mes galime naudoti paprasčiausius jau įrankius arba net neįrankius užsirašymo būdus ir tai ne pradžia. Mes paskui, kai pamatysime jau, kas mums veikia, kas neveikia, jau suformuosime poreikį tam tikram įrankio funkcionalumui, braižymo funkcijai, ar ne? Modeliavimo funkcijai. Tai man yra absoliučiai teigiamai žiūriu, jeigu mes su įrankio atranka startuojam ne nuo pradžių. Man net gal taip net labiau patinka, nes tada toks mažiau darbo išsigrinant poreikius ir mažiau galima padaryti klaidų. Nes klaidų mes neišvengsim. Jeigu mes vis tiek turim bandyti, daryti, žiūrėti, atliepia mūsų poreikius ar ne tas įrankis, tai gerai žiūriu, bet lygiai taip pat gerai žiūriu, jeigu ir nuo pat pradžių. Bet be abejo, pasikartosiu, jau turėtų būti organizacijos branda jau truputį aukštesnė ir jie tą veiklą savo valdo, bet procesinį valdymą, tokį kaip funkciją, kaip įrankį, diegiasi nuo nulio ir iš karto nori diegtis profesionaliai. Tai irgi yra puikus pasirinkimas, mes galvodami, ko reikės iš procesų valdymo, iš karto formuojame tuos techninius reikalavimus įrankiui. Irgi labai puikiai galima suderinti. Asmeniškai atrodo, kad kartais organizacijos per anksti nori išspręsti šitą klausimą, kol dar taip juokais pasakysiu, net nėra nusprendusios, ar mes čia iš vis dirbsim pagal procesinį valdymą. Ir dėja, bet esu mačiusi savo akimis labai brangių klaidų, kai per brangiai išsirinko, neišnaudojo funkcionalumą arba net ir nustojo naudotis pakankamai greitai. Tai tiesiog brangios tos klaidos paskui gali būti ir šiek tiek gaila. Tai yra, aš taip čia įsiterpiau visą kontekstą, bekalbant, kas svarbu yra pasirinkti. Neskubėti galėtų būti viena iš mūsų rekomendacijų. Jo, šitą rekomendaciją aš buvau galui pasilikus, nes šiandien galvojau, ką aš parekomenduosiu, bet pasikartosiu pabaigoje ir čia labai tinkama vieta, kaip aš sakau, skubėti lėtai. Skubėti lėtai. Norim padaryti, tikrai būkim drąsus, priimkim sprendimus, žiūrėkim, būkime šiuolaikiški, šiuolaikiniam technologiniam amžiuje, kai visa veikla automatizuota ir įgalinta yra kažkokiais tai įrankiais, tiesiog nesinori tos funkcijos tai palikti kažkur už nugarį, tuo labiau, kad yra puikių įrankių ir galimybių. Tai tikrai mes elkimės drąsiai, ieškokim, bet pristabdykim iki tol, kol nesam tikri, ko mums reikia. Nes pritarsiu visiškai, tai per mano 20 metų praktiką labai skaudžių ir brangių sprendimų esu mačius. Kad dėl menkiausio tiesiog neišgrynintas poreikis, kur ten reikėjo tik tai modeliavimo funkcionalumo, buvo įsigytas brangus, labai kompleksinis įrankis, kainavo ne vieną 100 eurų, diegimas truko apie porą metų ir paskui supranti, ką aktyvuoti iš tų funkcijų įrankio. Šito nereikia, šito dar negebam, šito neturim, tam pritrūks duomenų, čia neturim kompetencijos. Toks atsiranda išbraukti, modeliuosim su prabangiu įrankiu. Jeigu taip sau leidžiat, viskas yra su tuo gerai, bet tikrai rekomenduoju startuoti nuo bazinių dalykų. Ir tam startui, tarp kitko, yra žymiai daugiau pasirinkimų negu jau tam aukštesniam lygmeniui. Gerai, gal tada mes grįžkim prie tų kriterijų, tai ką tada yra svarbu įsivertinti tame pasirinkimo etape. Girdžiu viena vertus, kokias procesinio valdymo poreikius veiklas norim išpildyti, matyt, ieškosim tokio įrankio. Kas dar galėtų būti svarbu? Tai aš juos pasirinkimus skirstau per dvi tokias prizmes, kad mes turime vertinti tuos funkcinės galimybės, ką mes norim padaryti su procesų valdymu ir ką gali įrankis. Gal pateiksiu pavyzdį, bus paprasčiau klausytojams, ar ne? Norime procesus modeliuoti. Viskas yra įrankis. Norim procesus sujungti tarpusavyje, ne? Kad jeigu vieną keičia, matytumėm, kad čia turės įtakos kitam procesui, ten gal pabaigą judinam ar kažką. Jau reikės kito.
norim apjungti resursus, ar ne, žmogiškuosius resursus matyti, kokių reikia kompetencijų, kokių resursų reikia, jau kitas kriterijus. Tai tuos kriterijus mes susirenkam, tai čia yra tie funkciniai. Ką mes norime, kad sistema darytų, kad įrankis darytų. Kita pusė yra, kuri labai, labai svarbi, yra nefunkciniai tokie. Bet jie irgi tokie ir techninių dalykų yra. Ar mes norim, kad mums įdiegtų, prižiūrėtų ir valdytų diegėjai, ar ne, išorinė kažkokia organizacija. Ar mes norim nusipirkti ir programuotis patys, kaip ten atrodys laukai, kaip ten interaktyvumas ir panašiai, kokius funkcionalumus aktyvuoti, kokius neaktyvuoti, kokia yra kaina. Koks yra vizualumas, prieinamumas visiems darbuotojams. Atrodo smulkmena, bet tai jinai tokia yra svarbi, nes tas patogumas matyti tą lauką, kurį ekrano, kas ten yra, valdyti, surasti kažką, tai yra tikrai didžiulis funkcinis privalumas. Na ir aišku, kaina, mes vėl atėjome iki kainos. Kaip ten bebūtų, vis tik, kai mes ieškome įrankių dabartiniam savo klientam, buvusiem klientam, kaina yra viena iš svarbiausių dalykų. Ir čia yra džiugi žinia, jeigu prieš 10 metų tai būdavo geresnis įrankis, be galo brangus, tai reikėdavo tiesiog susikaupimo, kol gauti ten biudžetą, patvirtinimą iš vadovų, kad tokius pinigus investuoti galėtumėm. Tai dabar praktiškai visi įrankiai perėjo prie kitokios kainodaros, jie turi tą licenzijavimo kažkokią tai sistemą ir tada priklauso nuo to, kiek vartotojų vartoja. Ir čia dar yra svarbu ne tik tai, kiek vartotojų, bet kokio tipo tie vartotojai. Nes galim keletą tik tai tų modeliuotojų, architektų turėti ir skaityti gali, pavyzdžiui, visą organizaciją. Tai renkantis įrankį, atskirkime tokius funkcinius, kokius mūsų funkcijos žingsnius, veiksmus turi atlikti ir tada kaip dirbti su tuo įrankiu, kaip jis bus prižiūrimas ir valdomas. Tai čia tokie 2 kriterijai. Kažkaip begalvodama, besiruošdama šitai temai, labai atsimenu vieną tokią situaciją. Man atrodo, kad gal visai svarbu atkreipti dėmesį tai, ką tu sakai, tarkim, licenzijų kiekius. Organizacijos rinkdamos įrankį dažnai į licenzijų kiekį žiūri tiesiog suma išraiška eurais, bet negalvoja truputėlį apie pasekmes, o gal ir pritrūksta patirties apie tai pagalvoti. Kas bus po to, kai mes nupirksim, 5 licencijas, tarkim, tai yra 1500 žmonių organizacija, bus 5 licencijas. Ir mes tada turim suprasti, kad mūsų įsivaizdavimas apie procesų valdymo diegimo greitį, savininkų, vadovų savarankiškumą dirbant procesų, galų gale pagalba, kas sumodeliuos, sukoordinuos visus tos procesus, jinai iš esmės gali nesutapti su tuo, kad 5 licencijas tik tai turim. Ir tu gerai sakai, reikia matyti pasižiūrėti ir apie roles, ir kaip mes sugebėsim pasidalinti ir naudotis, tam, kad netyčia paskui patys savo tos kojos nepakištume. Labai gera tema, čia galime vėl prasiplėsti, nes pirmą atsakiau į klausimą, į ką atkreipti, kaip pasirinkti, ar ne? Tai jeigu mes tuos nefunkcinius reikalavimus, kiek naudotojų, kas kokie, čia yra dar gilesnis gylis, kaip mes norim išvis išpildyti funkciją organizacijai. Ir čia jau pasikartosiu, ką sakei, galimai mes turim labai specifinę kažkokią veiklą, tai mes atskiriam procesų specialistus, jie mus modeliuos, viską darys, mes tik skaitysim ir kažką ten vos prisiliesim prie tos sistemos, dažniausiai kaip skaitytojai, jeigu mums kažkur reikia susipažinti, prisiminti ar panašiai. Bet teisingiausias, didžiausia vertė kuriantis procesų valdymas yra, kai ta kompetencija ir visi įgūdžiai susijęs su procesų valdymu yra pas procesų savininkus ir vadovus. Ne? Kad aš kaip savininkas turiu tikslą pasiekti kažkokį rezultatą, esu įgalintas pats kurti seką, kaip aš to rezultato sieksiu, ką aš noriu patikrinti, ką žiūrėti, kaip resursus stumdyti. Ir aš gebu naudotis įrankius ir pats dėlioti visą tą. Tada, jeigu mes einam tuo keliu, jau apie 5 licenzijas, jau mes nebekalbam architekto, tiesiog architektų vadinamas tos licenzijos, kurios leidžia daugiau funkcionalumų atlikti negu to skaitytojo. Tai mes čia dar toksai žingsnis aukščiau ir pamąstymas, tai kaip mes tą procesų valdymą suprantam savo organizacijai.
ir kaip mes jį susidėliosim. Tai vat šitą tikrai pagalvočiau. Aš dar nuo savęs pridėčiau ir minkštesnių keletą dalykų. Man atrodo, kad bent jau bendra mano pozicija yra ne tik procesų valdymo, bet ir kitose įrankiuose, strateginio valdymo, ir rodiklių, ir kompetencijų valdymo, pasižiūrėti, ar pas jūs organizacijų institucija nėra informacinių sistemų nuovargio. Ką turiu mintyje? Mhm. Vadovui tenka tiek sistemų, kur kiekviena iš jų su savom taisyklėm, savom roliam, savom licenzijom, kad tiesiog net nebenoriu galvoti apie dar vieną. Ir jeigu tas nuovargis yra labai stiprus, nežinau, galėsim toj padiskutuoti, o gal paprastas Excelis yra geras sprendimas, su kuriuo jūs startuosit ir artimiausius 4 metus visai sėkmingai galėsit pragalvoti. Arba gal priešingai, nėra to įrankių nuovargio, bet yra žemokos kompetencijos techninės iš principo. Gal jūs vargstat vis dar komandai kaip su Outlooku dirbti ir galbūt jums papildomos kompetencijos tame tarpe ir IT techninės bus tiesiog per sudėtinga kartelė šitame gyvenimo etape. Tai manau, kad tokia bendra kompetencijų, kultūros, nuotaikų atmosfera irgi galėtų būti visai svarbus kriterijai pasirenkant. Ir yra veiklų, kurių tiesiog negalima suderinti. Man pačiai teko dirbti vaistinių tinkle ir ten įstatymas įpareigoja, kad vaistinės vadovas, tas proceso savininkas, jis turi turėti farmacinį išsilavinimą. Ir visiškai natūralu, kad žmogus labai geras savo srity tikrai gali neturėti tų, tiesiog prigimtinių įgūdžių techninius dalykus daryti. Ir šitoj vietoj tikrai siūlau, taip sakant, neprievartauti žmonių gerų specialistų, bet ten, kur specialistai turi būti vadovai. Vadovai turi būti specialistai, ten reikalauja tų licencijų. Tada jau ieškoti visai kito sprendimo šitam klausimui spręsti. Tai vienas dalykas, kaip mes patys norim, o kitas dalykas kartais pati sfera, specifika verslo, veiklos, nebūtinai verslo, gali būti veiklos specifika, jinai neleidžia tiesiog šito išpildyti, nors atrodo geriausias variantas toks būtų. Tai va, tai žodžiu, kriterijų daug įvairių pasirinkti tikrai ne visada lengva. Man asmeniškai visai smagu, kai pasikreipia į mus, paklausia, gal ten kažkokie patarimai, ką atsižvelgti, ar gal dėgymo metu. Aš dar vieną iš kriterijų, tu jau Jūrate lik pradėjai kalbėti apie tai, ar tikitės, kad dėgėjas įdiegs, ar kad jūs tapsit savarankiški, gal kaip sistemos savininkai. Man atrodo, dar reikia pridėti tokį kriterijų, kad mano nuostabai kartais organizacijos ir vadovai įsivaizduoja, kad įdiegtas įrankis tai jau ir ligų procesinis valdymas. Čia tiek procesų valdymo kontekste, tiek kitose įrankiuose ir kartais paaiškėja, kad tas pasirinktas tiekėjas nei jisai mokymus veda, nei jisai supažindins, kaip ten galbūt labai dirbti, nei jisai jums patars dėl rodiklių ar rizikų ar kitų dalykų. Ir tada teoriškai įrankių turim, bet nei sistemą susikūrėm, nei kompetencijas įgyjom ir rezultatas vis tiek nedžiugina. Ką tu apie tai pakomentuotum? Aš stebėjau tą istoriją, būtent šitos, kodėl atėjome į tokią situaciją ir pradėsiu gal toliau ne nuo procesų valdymo. Tikrai buvo labai, kai atsirado tas automatizavimo bumas, labai daug organizacijų tiesiog dirbo jau labai ilgą laiką pagal senus principus, senas taisyklės, savo susitarimus. Ir vieną dieną, kai jie nusprendė, kad reikia automatizuoti savo veiklą, suprato, kad jeigu jie eis tuo tradiciniu keliu, išsinagrinės, optimizuosis procesus, sukurs, ko jiems reikia ir tada įrankis juos automatizuos, jie vis tiek bus truputį atsilikę nuo tos rinkos, ar ne? Ir tai yra visiškai tiesa. Tai tikrai yra tam tikros rytis, kur įrankiai yra ženkliai nuėję į priekį. Tokie pažengę, kad praktiškai geriausias sprendimas organizacijai yra pirkti tą įrankį, diegtis ir diegimo etape pagal įrankio skriptus, ką ten įrankis daro, susikurti savo šiuolaikiškus tokius konkurencingus procesus. Tai praktiškai tikrai labai dažnai tai galioja. Ar tai galioja procesų valdyme? Ne, nesutikčiau. Aišku, visokių variantų yra, bet nesutikčiau. Todėl, kad mes nežinom visų pirma, kokį įrankį diegsimės. Mes jeigu diegsimės kažkokį labai paprastą įrankį, kur pozicionuoja save kaip procesų valdymo įrankis, bet realiai funkcionalumas yra tik modeliavimo, pavyzdžiui, ne? Tai mes įsidėsim va tokią mažytę tos picos, viso gabalo procesų valdymo dalelytę. Mes gebėsim tik tai sumodeliuoti ir mes galim jau suprasti, kad čia yra procesų valdymas, ar ne? Kitu atveju mes galim nusipirkti labai didelį prabangų įrankį ir jis turės viską.
o mes būsim toli gražu nepasirengę tam. Galbūt mums šiandien kaip tik reikalinga tik tai kažkokia tai dalis, atsakomybių matricą padaryti, funkcionalumus tokius susidėti, vienoj vietoj susidėti dokumentus. Tai irgi normalus poreikis yra. Ir mes pasidarysim tiek daug, kad tiesiog, kaip aš sakau, tokio per didelio pokyčio nepanaudosim, nebus reikalinga, apsisunkinsim ir pasakysim, kad tai neverta rezultato toks didelis darbas. Tai įdiegtas įrankis nėra lygus įdiegtas procesinis valdymas. Turėtų vis tik šitoj sferoje būti atvirkščiai. Sukurtas poreikis procesų valdymui, įdiegtas procesų valdymas, arba ne visai įdiegtas, bet jau turimos gairės, ko mums ten reikia, ir tada įdiegtas įrankis būtent tiem poreikiam atliepti. Aš pasirašyčiau po šituo nuoseklumu, tada bus tiesiog vertingesnis. Mes ir geresnį įrankį pasirinksime, tą, kuris mums tinka labiau, ir patys gebėsime įsidiegti, mes jau žinome, ką norim padaryti su vienu ar kitu funkcionalumu, mes visiškai kitaip stebėsim, ar tai tikrai išpildo tą mūsų poreikį, ką mes turim pakoreguoti, ką padaryti. Tai tikrai šitas kelias yra geresnis. Atrodo, kad be viso to, ką mes šiandien šnekėjom, šitas kelias dar yra geresnis dėl to, kad mes kartais galim turėti, aš taip projektuoju mintise, labai stiprią, procesų valdymo komandą su patirtim, ten tikrai veiklos architektai padarysim ir tą, ir aną, ir trečią. Bet jūs nežinot, gal jūsų kolegos nepasiruošia, gal jie nepriims, gal rodikliais kankinsitės 3 metus ir pasakysit, kad tiesiog ne mūsų jėgoms yra visą tai padaryti. Tai čia, aišku, gal toks liūdnas scenarius, kai norai galimybės skiria, bet organizacijos jos yra įvairios. Tikrai taip. Ir čia vėlgi toks labai dviprasmiška situacija. Ar mums vėlgi tuos įrankius diegti pagal organizacijos brandą, apie darbuotojus. Gali netgi apsimestinai pasakyti, kad mes negebam, nemokam dėl baimės pokyčiam ar kažką. Ir sakyti, mums visai gerai, ką mes ten užsirašom tvarkose, ar ne? Ir mums tikrai užtenka, mes ten viską pamatom, surandam ir kažką. Tai vis tik vienu žingsneliu į priekį ta komanda turėtų drąsiau elgtis, ar ne? Jeigu jinai, ta komanda tikra, kad tai atneš vertės ir naudos organizacijai, tai reikia būtinai diegtis. Ir čia didžiulis šauktukas, nes čia yra pokytis. Bet koks įrankio diegimas, bet kokiai veiklai tai yra pokytis. Įjunkime visus pokyčių valdymo elementus. Jeigu tik pradedam kalbėti, atsakykim organizacijai, darbuotojams į klausimą, kodėl mums to reikia. Todėl, pavyzdžiui, kad mes nebegalim dokumentuose esančių procesų apjungti vieną. Negalim pamatyti, išvengti besidubliavimo. Negalim susijęti su resursais kažkokiais ir valdyti laiku, kad išvengtumėm kažkokių tai negerų pasiekmių ir panašiai. Mes turime pasakyti, kaip mums tas įrankis pagelbės. Tada mes turime parengti visą mokymų programą, kokias žinias turės gauti, ką turi pasipraktikuoti, kaip elgtis, kokią mes pagalbą, kaip metodinę pagalbą, mentorystės pagalbą, palaikymą duosime tiem žmonėm, kol jie įvaldys tą įrankį. Tai čia tokia, taip, neduoti 5-osios simfonijos groti, kaip aš sakau, kokiai nors miestelio kapelai, bet ugdyti ir mokyti, jeigu tikrai esam tikri, kad mums to reikia ir tai atneš naudos organizacijai, tikrai turim būti drąsus. Aš kaip susimaščiau, kad mes jau čia tiek minučių kalbam, o dar neįvardijom, ką mes vadinam procesų valdymo įrankiu. Ir aš karts nuo karto vis LinkedIn socialinėme tinkle pasidalinu savo profilyje, ten kokią ar įdėjom įžvalgom apie procesų valdymo įrankius. Ir beveik visada gaunu kokį nors komentarą, kad tai, ką jūs Lina parašėte, tai čia ne procesų valdymo įrankio, čia yra modeliavimo įrankiai. Pabandom pasižiūrėti gal ir per funkcionalumus, ar net ir konkrečius pavadinimus, kokie įrankiai yra verti procesų valdymo įrankio pavadinimo. Ir pradžiai provokacija, ar Excelis papuola į šitą kategoriją ar ne?
Tai gal ir teisūs yra komentatoriai, nes aš nežinau konkrečiai apie kokį įrankį kalbėjom, nes iš tiesų yra įrankiai, kaip aš sakau, dviejų tipų. Tai tokie specializuoti, kurie tinka konkrečios funkcijos vykdymui, ar ne? Pavyzdžiui, modeliavimui, Taip. pavyzdžiui, ten rodiklių stebėsenai, tai gali būti kažkokių atsakomybių paskirstymui irgi gali būti toks specializuotas vienai funkcijai. O procesų valdymas susideda iš daug funkcijų. Ar ne? Mes turim visą tą ciklą ratą, kaip mes kuriame, diegiame, stebime, valdome. Tai jeigu jau įrankis leidžia įgalinti keletą procesų valdymų svarbių įrankių, mes jau galim jį vadinti procesų valdymo įrankiu. Taip, tai nereiškia, kad mes negalim iš atskirų tų specializuotų įrankių sukurti procesų valdymo. Dažnai tai būna, kad mes startavom su vienu įrankiu, paskui pamatėm, kad mums kažko reikia, bet šiuolaikinės technologijos mums leidžia suintegruoti, apjungti, kažką sukurti. Mums bus sunkiau valdyti, mes neturėsim to integralumo, bet mes galim išpildyti valdymą, procesų valdymą skirtingais įrankiais, ar ne, tokiais specializuotais. Bet jeigu atsakyti klausimą, kas yra procesų valdymo įrankis, tai yra įrankis, kuris leidžia vienoje vietoje integruotai valdyti keletą procesų valdymo veiklų arba funkcijų, kaip mes jas pavadinsim, čia žodžių žaismas. Kaip aš girdžiu, kad jeigu tai yra tik viena iš proceso valdymo funkcijų arba, pavyzdžiui, tik modelį, tai jūs sąsajų be kitų žingsnių, tai siūlytum taip ir vadinti, kad yra modelė. Taip. Bet ne procesų valdymo įrankiai. Tikrai taip, modeliavimo įrankis. Bet vėlgi mes kartais įvardyjam garsiai, pavyzdžiui, tas pats populiariausias, mano mėgstamiausias Bizagi modelį. Aš jo pagrindu ir mokau modeliuoti ir tikrai jis man patinka, nes jį labai aktyviai kūrėjai atnaujina visokias BPMN taisyklės ir visa kita. Vieni su juo susidūrė kaip su modeliavimo įrankiu. Puikių, nemokamų, patogių, kur ten gali bet kas parsisiųsti, gali kažkaip eksportuoti į kitas sistemas. Bet jeigu mes perkam licenzijas, mokamą versiją, jis jau apima daugiau. Jis jau sukuria ir integralumą, ir galima dar kažką pridėti. Neapima visų funkcijų procesų valdymo, bet jau yra pažangesnis. Tai lyg ir tas pats pavadinimas, bet savo kategoriją lygiais apimtimi jisai gali būti tik procesų modeliavimo įrankis arba jau gali būti netoli procesų valdymo įrankio. Aš tiesą sakant, gal taip truputėlį ne tokia griežta esu ir sakydama, ką naudoja procesų valdyme arba procesų valdymui, priimčiau ir tuos atsakymus, kurie yra, nežinau, Excelis kaip dokumentavimo būdas, atvaizdavimo tam tikros programos, bet aišku, reikia aiškiai turėti tą mintyje, kad tai nėra visas procesų valdymas, yra tik tai kažkoks fragmentas, kuris mums padeda šitą pratimą atlikti. Ir gal pakalbam tada apie tai o ką man čia ta LinkedIn bendruomenė pasakė pastaruoju metu, mes 26 metų gegužę, tai gali būti, kad kas klausysit kažkada vėliau bus jau ir pasikeitę tie atsakymai. Tai man prieš kokius, nežinau, 4-5 metus būtų susidaręs įspūdis, kad Lietuvoje praktiškai visi dirba su Visio programa. Tada kažkuriuo metu vis atsirado kitų ir dabar, tiesą sakant, kai aš uždaviau klausimą, tikslingai LinkedIn poll įdėjau 4, tik tai Adonis, Spark, Cameo ir Camunda, su ta mintimi, kad gal tie, kas naudoja kitus įrankius, padiskutuosim, kuriuos čia nutilėjau, galbūt jie patys pasisakys komentaruose, ką naudoja dar. Tai nežinau, Jūrate, ar matei, ar bandysi atspėti, kuris iš jų yra absoliučiai populiariausias šiuo metu? Cameo gal iš tų pateiktų? Aš tiesą sakant, nebuvau irgi tikra, koks tas balsavimas bus. Tai Adonis surinko 45%, Cameo ir Camunda po 23-28 ir Sparksas buvo tik tai 2%. Tai taip nenoriu. Čia yra idealus atsakymas, reprezentatyvi imtis, nes ir pasiūlyti buvo 4 tik tai įrankiai, o komentaruose buvo dar kas minėjo ir kitus, ir Bizagi, ten taip pat buvo keletas versijų. Tai aš turiu prisipažinti, kad Bizagi specialiai nedėjau į tuos top pasirinkimus, nes jeigu man būtų reikėję spėti, taip visiškai profesiškai nepasiruošus, aš ko gero būčiau sakiusi, kad už Bizagi daugiausiai prabalsuotų dalyvių. Nežinau, ką iš tos apklausos. Bizagis labai populiarus, bet vis tik tas populiarumas daugiau naudojamas modeliavimui. Jisai modeliavimui. Lygiai taip pat kalbant apie Visio.
Nežiūrint į tai, kad Vizijoje yra ir tos geresnės versijos, leidžia jas jau jungti tarpusavyje, kurti žemėlapius arba tas vertės grandinės, jis vis tik daugiau yra taikomas modeliavimui ir ten labai daug tokių funkcionalumų, kurie leistų mums valdyti pilną ciklą procesų valdymo, nėra. Tai vėlgi galimai kartais žinomesnis, nežinau, kaip buvo užduotas klausimas, ar kokį naudojat, ar kokį žinot. Naudojat procesų valdymą. Naudojat, ar ne? Jo. Turi visus žingsnius apimti. Adonis manęs nenustebino, pas mane irgi yra sąraše Adonis. Kodėl Adonis tampa populiaresniu? Vienas dalykas, kad jie turi puikius pardavėjus Lietuvoje, pagarba pardavėjams, nes jie puikiai parduoda, bet kita vertus neparduodu blogų produktų, ar ne? Aš tikrai daug dirbus nesu su Adoniu, daugiau žinau jo funkcionalumų su tų pačių pardavėjų pagalba. Tai jis yra labai geras toks tarpininkas tarp visiškai pradedančiųjų, bazinių tų kaip Bizagis, Vizijo, Kamunda, Cameo ir panašiai, ir tarp tų jau profesionalių Aris, Sparks ir panašiai. Tai toks yra tikrai bazinius reikalavimus, funkcinius reikalavimus išpildantis įrankis ir netgi toksai pažengęs, sakyčiau. Jis yra atitikmuo Cameo, kad nesumaišyčiau tarp Kamunda Cameo, labai panašus funkcionalumo, tai tas, kas planavo, galvojo įsigyti Cameo, dėja jų Lietuvoje nebėra aptarnavimo ar nebėra pardavėjų, tai truputį tokių gaunas sunkiau žiūrėti ir rasti, bet kas turi dabar Cameo ir galvoja kokį geresnį, tai tikrai turbūt arba jau labai aukštesnį, bet neverta keisti į Adonis ar kažkur, bet jeigu norim tokio aukso viduriuko, tai aš manau, kad tikrai yra puikus įrankis ir negaliu nei už nei prieš pasakyti, nes pagal funkcionalumus esam ne su viena organizacija žiūrėję tą gap analizės, pagal poreikiai ir galimybės, tai tikrai maksimaliai atitinka tokiem jau truputį pažengusiam procesų valdymui automatizuoti, įgalinti. Su manęs nenustebino, kad Adonis pirmavo. Gal tiesą sakant, taip noriu pridėti komentarą prie to, Jūrate, ką pasakei, kad įrankis pasirinktas pradedantiesiam šiek tiek pažengusiem, kartais organizacijom gali ir 10 metų jo užtekti, nes kol viskas važiuoja, kol išmokstam ten matuoti, efektyvinti ir taip toliau, tai nereikia galvoti, kad čia labai greitai išsemsim visas tos galimybės. Tikrai ne. Bet lygiai taip pat, jeigu kalbam apie tuos, aišku, aš nustebau dėl Aris ir Sparkso, nes mano labai mylimi įrankiai. Esu nemažai darius, nemažai, kaip aš sakau, pačiupinėjus ir pritaikius organizacijom. Taip, iš pirmo žvilgsnio jie atrodo kaip kosminiai laivai, nes ten galimybių yra nesuvokiamai daug. Bet kas yra gerai, tu susikomplektuoji, pasirenki tai, kas tau reikia ir moki tik už tiek, kiek tau reikia. Tikrai nemoki už viską, už tuos modulius, kurių reikia. Labai vizualūs, labai patogus naudoti, tai man tiesiog truputį liūdna, kad jie nueina. Aš manau, kad įsigąsta organizacijos diegimo ir galbūt nepanaudoja jo pilnai. Turim pripažinti, kad abu įvardinti įrankiai dažniau yra pateikiami kaip organizacijų architektūros įrankiai. Ką tai yra, kad mes turim absoliučiai vienodas dalis valdymui procesų, duomenų ir IT. Tai jeigu tik organizacija yra automatizuota daugiau negu standartiškai, pavyzdžiui, banko automatizavimo lygis yra labai didelis, jiems tikrai neužteks Adonis. Jiems jau reikia kažko rimtesnio ir tiek Aris, tiek Sparksas turi kelis lygius IT sistemų, jungimų. Tai ten kurti IT architektūrą yra tiesiog rojus ir patogumas, o ten sukuriant, sujungti su veiklos architektūra, su veiklos procesais, paprasta, lengva ir tada paskui valdyti. Pavyzdį pasakysiu, keičiat IT sistemą, vieno mygtuko paspaudimu matot, kokius procesus paliesta ta IT sistema. Antro mygtuko paspaudimu, kokie vartotojai naudojasi, jūs jau kalbat, ieškot sprendimų. Tai yra tiesiog iš tikrųjų nuostabus įrankis. Bet tikrai pati gavau žinių iš tam tikros vienos Švedijoje konferencijos apie įrankius, tai noriu pasidalinti, kad vis tik
į priekį įsiveržia, bet čia gal gerai, aš čia taip pateikiau, lyg tai čia blogai, gal blogai dėl to, kad Sparkso populiarumas mažėja, o man tai yra tikrai mylimas įrankis. Ir labai ženkliai auga, labai stipriai auga SAP. Anksčiau jie neturėjo procesų valdymo modulio, dabar jie turi tą SAP Signavio modulį, kur, iš tiesų, tai jeigu organizacija šiaip turi šitą sistemą dėl kitų priežasčių, apskaitos, ERP ar dar kažkokių kitų poreikių prisidėjus, mes jau turime gerus, kokybiškus, nuolat palaikomus duomenis. Ir mes tiesiog sujungę su procesų valdymu turim, aš taip pavadinčiau, stebuklą ir nuostabų įrankį, nuostabią priemonę tiek operatyviniam valdymui, tiek strateginiam valdymui, tiek pokyčių valdymui, jau tam netokių vidinių, bet ir vidinių, ir išorinių. Mes galim greitai reaguoti, greitai gauti informaciją patogiu būdu. Tai vis tik labai labai priklauso ne tik tai, ką mes turim viduj, bet ir kokioje aplinkoje mes veikiam. Ir tas įrankio toks. Bet nežinau, gal čia vieta yra vis tik pakalbėti ir apie tos paprastesnius, kad mus, tikiu, klauso absoliučiai įvairaus lygmens, veiklos lygmens darbuotojai. Tai aš net Excelį labai mėgstu. Ir aš jį pasirašiau didelėm raidėm, kad aš jo nepamirščiau paminėti. Excelis yra nuostabus įrankis, kuris iš esmės gali užkeisti bet kokią sistemą. Jeigu mes teisingai sumedam duomenis, jeigu mes juos valdom. Kur yra problema? Duomenų saugumas ir duomenų valdymas. Tada jeigu mes leidžiam Exceliu naudotis daug žmonių, mums atsiranda didžiulės rizikos, kad ten netyčia praslys tiesiog mygtukas ir mes kažką ištrinsim, pakeisim. Tai čia tik tai laikinam sprendimui ir susivokti, kokių mums iš vis tų funkcijų procesų valdymo reikia. Bet čia mes galim turėti ir procesų sąrašą, ir atsakomybės, ar ne, ryšius su tam tikrom pareigybėm. Mes čia galim turėti rodiklius, mes galim juos su kitu šitų puslapiu sulinkinti ir ten net stebėseną padaryti tokią, kad mums užsidegs raudonai. Tai ten galima su Exceliu labai nuostabių dalykų padaryti, bet mes turime įsivardinti tam tikras rizikas. O jeigu dabar mes atgal einam prie tų paprastesnių, jeigu mes kalbam apie modeliavimą, tai labai nenoriu, kad visi išeitų su dviem įrankiais, su Bizagi ir Visio, tikrai yra labai daug gerų, tai aš tikrai nežinau visų. Labai sąžiningai prisipažįsiu, jų tiek atsiranda kasdien, kad tiesiog jau nebemanoma visko pasiekti, bet yra Lucidchart, Miro, Drovio, Komunda, Cameo, Visio, tie, kurie puikiausiai atliepia. Esu mačius nuostabių schemų, kurias sumodeliuoja Word'e arba PPT formate. Žmonės įgudę, kaip naudoti tos irgi įtraukiamus kažkokius tai elementus, nes tie elementai, mesgi žinom, modeliavime yra labai, labai paprasti. Kur atsiranda bėdos, mes turime tik vizualų, ar ne? Mes neturime galimybės nei simuliacijų atlikti, nei pamatuoti, nei surišti su kažkokiom tai kitais elementais, kurie mums duoda daugiau ten tų galimybių, bet galit startuoti nuo bet ko, kol pajausite svarbą, poreikį ir tada vis tobulėti. Ir kas čia dar svarbu, vėlgi turiu prisipažinti, kad aš jau nebespėju su rinka, bet praktiškai visi šitie įrankiai šiai dienai turi jau dirbtinio intelekto elementus. Ir pavyzdžiui, Bizagis tai tikrai, bet tas pats Adonis, kur anksčiau neturėjo, dabar jie jau gali su dirbtinio intelekto pagalba arba įkelti tekstą, arba įdiktuoti ir pakankamai gerai modeliuoja, kas palengvina darbus. Tai praktiškai visi tie įrankiai, ar jie būtų patys paprasčiausi, ar jie būtų labai profesionalūs, jie tiek tobulėja kasdien, kad tiesiog nebeįmanoma su tuo augimu dirbtinio intelekto spėti ir suprasti, ką jie gali. Tai aš labai labai siūlau neužsirašyti. Va dabar klausosi žmonės, užsirašysiu, daugiau užsirašyti, kaip pasirinkti tą mūsų pradžią pokalbio, kaip geriausiai atrinkti ir rinktis tuo momentu iš to, kas yra pasiūloj. Ir jeigu mes anksčiau turėjom kas 3, kas 5 metus kažką naujo išleisdavo, tai mes dabar turim kas mėnesį kažką naujo kiekvienam įrankyje.
Šiek tiek apie dirbtinį intelektą. Man labai įdomu, ar tau pačiai yra tekę eksperimentuoti galbūt dalyje iš šitų įrankių, ką sugeba pasiūlyti dirbtinis intelektas, ar tave tenkina kokybė? Labai daug teko eksperimentuoti, buvau kokius 3 mėnesius, kaip aš sakau, pamišusi ant to klausimo ir ieškojau, aišku, tai padiktuoja ir klientai, klausė, va, mes nenorim mokintis, mes norim, kad kažkas padaryta. Tai iš tiesų turėjau ir pagalbos, ir eksperimentavom, ir žiūrėjom. Ir čia visa tai vyko prieš 1,5 metų. Vėlgi, sakau, laiko tarpą, kad suvoktumėm, kad gali būti pasikeitę. Ir mano toks išvada, reziumė, aš niekada neužkeisiu dirbtinio intelekto tuo gyvų modeliavimu. 2 atradimai. Pas mane buvo vienas atradimas, kad paprasta schema, kai mes norim tik tai veiksmų seką susakyti, puikiausiai padaro, bet pas mus ne vienas verslo procesas nėra toks tiesus, gražus ir aiškus, ar ne? Pas mus yra labai daug tų išsiskyrimo taškų, kas jeigu, ką darom tam nutikus, kaip ten, tai praktiškai ten visur buvo klaidos, kol kas, prieš 1,5 metų. Kita vertus, aš supratau, kad nesupratau, pasitvirtinau savo dar kartą, kad man procesų modeliavimas yra ne tik apie schemos užrašymą ir užfiksavimą kažkur. Procesų modeliavimas turi labai didžiulę pridėtinę vertę. Kai mes modeliuojam teisingai, geroji praktika, ar ne? Subūrėm reikalingą komandą ir aptariam kiekvieną žingsnį. Nuo ko prasideda, ką turim padaryti, su kokiom priemonėm turim padaryti, kas tą daro, kokių kompetencijų reikia, kodėl mes tą darom, kas naudoja rezultatą. Čia tų klausimų yra aibė, mes juos parenkam pagal kontekstą ir to mąstymo, toks kaip coachingo principų mes kuriam, ar ne? Bet tokiu teisingu, mes iškeliam klausimą, mes randam atsakymą, mes priemam visi susitarimą. Tai kaip dirbtinis intelektas tą padarys? Nebent mes turim visiškai tą patį padaryti prieš tai ir jam jau pateikti sukramtytą situaciją. Bet mums mąstyti, galvoti, nematant prieš savęs jau tos vykdomos schemos, irgi yra sunku. Tai praktiškai man modeliavimas su teisingu geru įrankiu, kur mes iškart galim matyti, galim netgi pasimuliuoti kažkur, kad jeigu mes tai padarom, kokiu greičiu viskas įvyks. Tai man yra tiesiog kol kas aš likčiau prie žmogaus. Bet jeigu yra labai aiškus, tikrai žinau, kad yra įrankių, kur galima įkelti tvarką ir jinai puikiausiai sukramto, apdirba tą informaciją, pateikia ir belieka tik tai kažkokias korekcijas padaryti. Korekcijas kol kas visada reikia. Su dirbtiniu intelektu yra taip, jis neneša atsakomybės, ar ne, mes šitą žinokim. Jis neneša atsakomybės už rezultatą. Tai jeigu mums rezultatas yra svarbus, mes norim, kad jis būtų teisingas ir naudojamas, mes turime visą laiką patikrinti. Tai kol kas su dirbtiniu intelektu pasitikėk, bet tikrink. Aš tai tik tai paantrinsiu, tau man atrodo, kad modeliavimo tose diskusijose, tai vertybė yra susėsti kartu, diskutuoti, ko norim, koks tikslas, kokia vertybė, kur čia problemos, kokius sprendimus priimsim. Ir jau tik paskui išsiginčius ir susitaikius, finale turėti tą tokią sutartėlę, vadinu, schemą, aprašymą. Bet niekaip neįsivaizduoju, kad dirbtinis intelektas jisai galėtų už mus atlikti šitą pratimą. Kita vertus, žinau, kad patys pokalbiai, jie gali būti dirbtinio intelekto transkribuojami ir paskui išnešami kaip tiesiog pagalba. O tokie punktai, apie kuriuos kalbėjom, arba tokie punktai, kurie prašė galėtų atsirasti, bet tai nėra pilnavertis atstovas ir tikrai kontrolės funkcija. Aš siūlau kitaip panaudoti dirbtinį intelektą modeliuose, kai mes jau turim modelį ar paprašymą kažkokio tai proceso ir pavyzdys mūsų veikla yra stipriai reglamentuota kažkokio įstatymą. Ne? Ir įstatymas dažniausiai yra viešas, dirbtinis intelektas gali prie jo prieiti, arba mes galime kelti kažkokį įstatymą ir mes galime patikrinti, paklausti, patikrink ir identifikuok vietas, kur man gali būti kažkokie signalai dėl įstatymo pažeidimo, ta reguliacinės aplinkos. Tai vėlgi jis ten to turinio gal nelabai daug turi, bet gali sakyti, paimkim paprastą pavyzdį, duomenų, ar ne, gyventojų duomenų apsauga. Ne, jeigu pas mus tik tai atsiranda kažkur tai žingsnis įvesti kliento duomenis, jis gali raudonai uždegti
uždegti lemputę, kad pasižiūrėkite, kaip yra atliekamas šitas žingsnis, nes jis ten turi užtikrinti tokį įstatymą. Tai aš dirbtinį intelektą į pagalbą modeliuojant. Ir labai labai daug kur, kad, pavyzdžiui, vertės grandinė, galiu sakyti, pas mane tai yra įkelių vertės grandinė, kas irgi yra modelis, ar ne, pavyzdžiui, transporto veiklos, ir aš galiu paprašyti, pasižiūrėk arba parekomenduok kažką pagal skoro metodiką. Nes skoras yra tokias transporto žemėlapių šablonas ir pateikė man rekomendacijas. Ko galimai per daug, ko per mažai, ką atkreipti dėmesį. Tai aš dirbtinį intelektą kol kas įdarbinu ne pačiam modeliavimui, bet tokiam rizikų valdymui, pasitikrinimui, kaip galima padaryti. Kitas dalykas, mes nepamirškim, kad mes modelius turėsim pristatyti žmonėm. Mes parašom, ką reikia padaryti, kaip reikia padaryti. Ir čia didžiausia problema. Čia yra didžiulė problema, gal kitą temą mes paimsim, kad žmonės neskaito arba skaito paviršiumi, nemato, kas pakeista, kas padaryta. Tai dirbtinis intelektas gali labai inovatyviai, originaliai sugebėti ir testukus padaryti, ir išryškinti vietas, kaip galima tą procesą, tą schemą, kuri ne visiems primtina vizualiai, pagyvinti, palengvinti jo supratimą ir skaitimą. Tai aš labai už dirbtinį intelektą, bet žiūrint kokiam darbui, kokiai užduočiai. Gerai, šiaip labai įdomu, ar tu testavaisi būtent šituose procesų valdymo ar bendruosiuose dirbtinio intelekto įrankiuose? Tokiuose daugiau bendruose, naujuose, kuriuose nesu įrašius čia. Tuo pačiu dirbtinio intelekto pagalba buvau atsirinkus įrankius, kurie skirti būtent tam modeliavimui. Jų net neįsirašiau, nes aš jų ir nerekomenduoju, mano neigiama patirtis. Ir testavau su jais būtent ir žodžiu įrašydama, ir įkeldama tekstinį failą, nuo paprasto iki sudėtingo, ir kol kas nesu atradus, kai atrasiu, tai pasidalinsimės gal Kendu platformai, kad atsirado ir tikrai visiškai naujas dirbtinio intelekto funkcionalumas yra Adonija, dar neturiu kompetencijos pakomentuoti, kiek tai veikia. Tik tai buvau informuota, kad atsirado, kad papildyta ir tikrai laukiu progos ištestuoti. Taip, smagu girdėti, kad ir patys įrankiai apie tai galvoja, bet iš tiesų ir tie bendriniai dirbtinio intelekto, kaip čia, šaltiniai įrankiai bando sukurti tam tikras vertes, kurias būtų galima pritaikyti procesų valdyme. Tai mano akimis, kiek aš bandžiausi ChatGPT, kol kas sekasi prasčiausiai. Labai ribotos galimybės, net ir su papildomais įskiepiais. Ne tam jisai tinka, jo. Mano gal kol kas mėgstamesnis pasirinkimas yra Claude, kuris leidžia, aš rodiklius esu daugiau testavusi, tai su rodiklių analizės visai neblogai, tiesą sakant, darbuojasi, identifikuoja silpnas vietas, geba pasiūlyti sprendimus arba, kaip sakai, ką atkreipti dėmesį. Pačiam modeliavimui galima pasirinkti, yra tokia galimybė skills, importuoti papildomas kompetencijas, tai turi BPMN kompetenciją. Ten irgi nestebuklai, bet yra kažkoks matyti atitikmuo, galbūt net ir panašus į tuos įrankius, kur procesų valdymo turi. Ir aš pati asmeniškai nesu testavusi, bet girdėjau iš mūsų bendruomenės atsiliepimo, kad Copiloto kai kurie įskiepiai irgi turi visai neblogus funkcionalumus, tai kas labai aktyviai domitės, galbūt irgi visai galima pasitikrinti. Taip, aš noriu vieną įdomų faktą pasakyti, kad tai, kas dabar yra labai garsiai kalbama kaip dirbtinis intelektas, aš su tuo susidūrusi esu labai seniai, prieš 15-17 metų, kas jau buvo gerose procesų valdymo įrankiuose. Tie funkcionalumai nebuvo vadinami kaip dirbtinio intelekto, tas pats, jeigu labai teisingai suvestas procesas, ties kiekvienu žingsniu įvesti rizikos faktoriai, rodikliai ir panašiai, ir jeigu kažkas nutinka ir yra suvedama į sistemą, kažkokios tai aplinkybės, jie labai puikiai įvertina visos organizacijos procesus, uždega raudonas lemputes, kur yra rizikos taškai. Tai profesionalūs geri įrankiai, kurie tuo metu kainavo milžiniškus pinigus, jie jau tuos funkcionalumus turėjo. Tai nenoriu dabar diskutuoti, gal ten buvo sudėtingesnis programavimas, dabar tai su dirbtinio intelekto įrankiais tai daro panašiai ir jau dabar galima ir į paprastesnius įrankius tai įdėti.
Bet va toks įdomus faktas, kad tas dirbtinis intelektas tikrai jau seniai buvo procesų valdymo įrankiuose. Smagu girdėti. Man asmeniškai yra įspūdis, kad tie sprendimai IT, kuriuos mes turėjom ankstėliau, jie gal buvo labiau pagrįsti algoritminio mąstymo būdais, tokiais technologijos IT. Dabar prisidėjo labai daug papildomų to tokio kūrybinio, nestandartinio, nealgoritminio mąstymo būdų. Mhm. Ir žinau, kad Lietuvoje, bent jau tarp klientų pasikalbam, tai dar nedaug kas kuria dirbtinio intelekto agentus organizacijų viduje. Gal sakyčiau, klientų aptarnavimo chatbotai yra dažniausias pasirinkimas, išoriniai arba vidiniai. Ir manau, kad tai yra artimiausių kokių metų turbūt tendencija, kad mes vis dažniau ne tik promptus mokėsim rašyti su ChatGPT, bet jau kursim tuos savo asistentus. Ir tada toks labai techninis klausimas, o bet kaip atvaizduoti procesų diagramą arba procesų aprašę. Ar Jūratė gilinaisi šitą temą? Ar man Lygiai taip pat kaip bet kokia technologija. Ir iš tiesų noriu pasakyti, kad tai jau vyksta. Tai jau vyksta. Aš kiekvieną dieną susiduriu su įmonė, kuri dar gal net nesusitvarkius procesų, bet jau agentus kuriasi ir dėgiasi. Vieniem reikia tai atvaizduoti, kitiem nereikia, bet procesų modeliavime, procesuose tai mes lygiai taip pat atvaizduojam kaip technologiją. Tik vėlgi paprastesni įrankiai, jie neturi daug technologijom elementų. Jeigu mes naudosime Sparks arba Aris, ten jau galima tų tipų technologijų įvardinti labai skirtingų. Ir jeigu mes sakom atlikti kažką ir mes tiesiog pateikėme informaciją, kas tai atlieka, ne? Koks resursas. Mes pažymime, ar tai automatizuotas ar neautomatizuotas, arba dalinai automatizuotas žingsnis. Tai reiškia, arba pilnai atlieka kažkoks agentas, robotukas arba technologija. Ir kita technologija, ar pilnai, ar dalinai, ar rankom, tai atvaizdavimas absoliučiai šito vietoj nesikeičia, bet mums tikrai labai padeda, ypač jeigu kažkoks gedimas yra, tai mes galime greičiau atrasti, greičiau sutvarkyti ir lygiai taip pat tos technologijos panaudojimo plėtrą. Jeigu mes matom, kad šiandien vienam žingsnyje, gal mums reikia dalyje proceso arba visam procese, arba net visoj grandiniai panaudoti tą pačią technologiją, agentą ar kažkur ir tai pažymėti. Gerai. Man asmeniškai tiek, kiek teko gilintis į šitą temą, tai atrodo, kad yra keletas modelių ir man asmeniškai labiausiai patinka McKinsey modelis, kuris rekomenduoja atsispirti, kuriant dirbtinio intelekto agentus organizacijoje, atsispirti nuo esamos struktūros, nuo esamos komandos ir kompetencijų ir nuo esamų procesų ir juose tiesiog turėti tokį pakeitimą ir dėl to pagal šitą modelį procese netgi galėtų atsirasti dalyvis rolė, kurie taip ir vadinasi agentas, arba net ir agentūra, jeigu tenais yra ne vienas robotukas, kuris tiesiog parodo, kad šitas procesas veikia tokiu būdu. Visiškai sutinku, nes mes vėl, pirma yra, ką turim padaryti iš verslo perspektyvos, antras yra, kaip mes tą padarysim. Tai ar patys, ar agentas, ar kita technologija. Visiškai teisingai atsispiriant nuo verslo poreikių ir nuo to, kas yra. Tai vat man irgi kažkaip pasirodė visai toks paprastas, esamom praktikom draugiškas būdas integruoti tas naujas tendencijas. Ir Jūratė, turiu tokią provokaciją, teko čia girdėti pastaruoju metu, kad gal nebereikės visai nei procesų valdymo įrankio po kokio 10-mečio. Ką galvoji apie tokį scenarijų? Negalvoju apie tai. Nemanau, kad dar reikės, nes vėl į tą pačią temą išeinam, visi įrankiai realizuoja kažką, ką turim padaryti. Tai mes turim pirmą žinoti, ką turim padaryti. Kaip pagalba mes galime aprašyti savo verslo modelį, ką mes darom, kokiam brandos lygiai esam, su kokiam rizikom susiduriom ir galim paprašyti dirbtinio intelekto, kad padėtų mums sukurti procesų valdymo modelį, ar ne, ką mums reikia daryti. Mes kaip pagalba tai tikrai turėsim. Bet vis tiek žmogaus, kuris tą koordinuotų ir rašytų tas užduotis dirbtiniam intelektui. O kas toliau sukūrei, tada dabar sukurkim standartus, šablonus, įsidėkim įrankį, kas toliau, kaip mes apmokysim darbuotojus, kurie dirba. Aš nežinau, turbūt mes šiais laikais negalim nieko prognozuoti, kas bus po 10 metų. Dabar jau sunku. Absoliučiai turbūt neįmanoma yra.
kad dalį užkeis, bet man dar procesų valdymas yra labai labai daug apie mąstymą, apie tokius vidinius sprendimus, kaip aš noriu pasielgti, kaip aš noriu sukurti. Ir kartais jie šiek tiek prasilenkia su ta tokia logika, kad liktai turėtumėm tokį verslą ir taip turėtumėm daryti. Bet kaip savininkas aš norėčiau drąsiau pasielgti, kažkaip kitaip, mažiau, daugiau padaryti. Ir ta tokio mano asmeninio matymo, gal ir galės dirbtinis intelektas, dabar jaugi yra ir tie irgi vidiniai agentai, kur susipažįsta su žmogum, tai lygiai taip pat su verslu, lygiai taip pat ir aš manau, kad labai daug dalykų galės, bet gal nedrįsčiau prognozuoti ir patvirtinti arba paneigti tą žinią, kad po 10 metų nebereikės. Nedrįsčiau, bet tikiu, kad visaip gali būti. Nematau irgi tokio scenarijaus, kad staiga mes visai pradedam nieko nedaryti. Aš asmeniškai dažnai gaunu apie rodiklius tokių provokacijų, kad gal čia visai nebereikės. Tai yra įdomių tokių krypčių, kurios rodo, kad bendrai paėmus organizacijos mažės darbuotojų skaičiumi. Labiau liks vadovo lygmuo, labiau ekspertai, nes tas tokias entry level, junior level, pradedančiųjų užduotis jau tikrai labai daug ką galės dirbtinio intelekto agentai padaryti. Kartu su dirbtinio intelekto plėtra gali būti, kad ne tik, bet ir vidutinės, sudėtingas užduotis galės atlikti. Bet kas lieka vis tiek visa ta, pavyzdžiui, klientų patirties dizainas, vis tiek lieka proceso valdymas. Net jeigu jį vis atlieka vien tik tai agentūros ir agentai vidiniai, vis tiek kažkas turi jį valdyti. Tai aš sakyčiau, kad kol mes vykdom veiklas, kol mes turėsim žmonių organizacijose, kol bus mokymos edukacijos poreikiai, tai aišku, kad bus ir vieni arba kiti procesų valdymo elementai. Įrankiai gal bus kiti, praktikos gal bus kiti. Jo, keisis poreikis, keisis, kaip minėjai, praktikos įrankiai, bet tikrai reikės, tikrai. Reikės įvaldyti tuos įrankius, kurie kurs tą procesą valdymą ir juos reikės paprograminti, sukurti, parašyti tekstus tiem agentam ir panašiai. Taip. O ką tai reiškia, kad parašytum, ką jis turi daryti, irgi reikės tuos pačius darbus gilintis į organizaciją, į jos poreikius, į siekius ir panašiai. Aš tai dar iš savo pusės taip matau labai gerą ir prasmingą kryptį, vis tiek domiuosi nemažai šitą temą pastarojo metu, kad kartu su procesų valdymo evoliucija, dirbtinio intelekto ir ypač agentų kūrimas, ką daro, organizacija atveda įpratimą dar kartą pagryninti, kur mes kuriam vertę, kur tos vertės nėra, arba mes ne patys netgi norim ją kurti, outsourcinti ir kuriuose vietose mes turim susitvarkyti procesą, nes bent jau šiuo metu gyvenime agentūros yra labai imlus serverių galimybėms, elektros sąskaitoms ir taip toliau. Tai labai labai gryną, švarų, lengvą procesą atiduoti. Ir jeigu taip atsiribojus nuo to, kad yra technologinis pokytis, man atrodo, kad ir vertybiškai labai geras pokytis, tai apie ką mes su tavimi čia ir 10 ir 20 metų jau dirbam. Tikrai taip. Aš dar vieną dalyką pagalvojau, taip visiškai ekspromtu, tema ir įrankiai, ir dirbtinis intelektas. Vienas dalykas svarbus labai juos jungia, tai duomenys. Duomenys. Ir čia norėčiau, žiūriu, kad į pabaigą mūsų pokalbis, bet labai svarbu, kad nepamirštumėm, nepaliktumėm duomenų, nes jeigu mes tobulėjam procesų valdyme, norim padaryti daugiau, mes renkamės profesionalius įrankius, mums atsiranda poreikis labai teisingų duomenų. Ir daug tų duomenų reikia. Kiek mes norim vertės gauti, kiek mes norim sujungti tų elementų procesų valdymo, veiklos valdymo tam įrankyje, tiek mums reikia teisingų duomenų. Ir čia dirbtinis intelektas tikrai jau ženkliai padeda. Jisai generuoja daug duomenų, jis juos apdoroja, jis juos gali ir sukurti, ir valyti, gryninti. Ir čia tokia sąsaja tarp to procesų valdymo įrankio ir duomenų. Tai tikrai kaip didžiulis pagalbininkas, tame tarpės tikrai stovi dirbtinis intelektas, kur mums jau nebereikia taip daug integracijų arba suvedinėti, mes labai gražiai galime su jo pagalba padaryti greitus veiksmus ir sprendimus ir užtikrinti didesnį duomenų patikimumą, sakyčiau, nesaugumą, patikimumą. Reikia atsargiai, bet įdomu yra tai, kad duomenys taip pat yra ir apribojimas, nes tarkim, norint sukurti dirbtinio intelekto agentą, tai tą visiškai savarankiškai veikiantį, atliekantį, pavyzdžiui, klientų aptarnavimą.
Tai neužtenka patestuoti, jį reikia išmokinti, kaip tuos klientus konsultuoti ir jeigu organizacija neturi sukaupusių savo duomenų, savo know-how, Taip, ką pamaitinti, taip, tai jisai neturi iš ko išmokti, tai ta duomenų kaina, vertė taip. ne tik tai eksponentiškai auga šiuo metu organizacijose. Absoliučiai. Ir aš čia vėlgi norėčiau, kai pradėjom su tokia nelabai gera praktika, ar ne, kai įsigyja ir nenaudoja, tai labai dažnai nori, mato poreikį ir iš tikrųjų tas poreikis yra, įsigyja puikų įrankį ir negali jo naudoti dėl to, kad neteisingi yra kiti duomenys reikalingi. Ar ne, jeigu mes norim kiekvieną žingsnį surišti su kažkokia tai pareigybė, kad va šitas žingsnį atlieka tokia pareigybė, kad tai pareigybė reikia tokių kompetencijų, ar ne? Tai mūsų visas ta personalo dalis turi būti labai teisinga ir dar kažkas. Ir mes procesų valdymas brandus, pasirengęs investuoti ir daryti didelius dalykus ir jie atsimuša į tokią sieną, kad jie neturi duomenų. Neturi, pradedant ir strategija netvarkingai sudėliota, ir sakysim, tie gaunami veiklos duomenys netokie, ir struktūros ar dar kažkas, tai čia šiuo atveju nepamirškit, kad duomenys yra vieni svarbiausių dalykų. Labai buvo įdomus pokalbis, pabaigai kaip ir visada, tai kokie mūsų palinkėjimai klausytojams? Aš nuo palinkėjimo jau pradėjau, ne? Tai dar norėčiau palinkėti, šalia to, kad būkit drąsūs, darykit ir skubėkit lėtai, bet nebijokit ir pasimti pagalbos. Žinokit, vieniem kapstytis tame nėra taip paprasta. Dabar labai populiaru yra patiems sužinoti, dirbtinis intelektas padeda, aš išmoksiu, bet procesų valdymas ir taip turi tą tokią atsiliekančią vertę. Ir jeigu mes dar mokysimės iš savo klaidų, tai mes dar ilgiau lauksim, kada tą naudą sukurs. Tai yra puikiausių variantų ekspertų pagalba. Ta pati mentorystė, ekspertų mentorystė, kur dėgiatės viską darotės patys, bet visada turit kieno pasiklausti, su kuo įsikalbėti, kas jūs paprovokuos, užduos tos gerus klausimus ir palaikys, jums tikrai bus greičiau, kokybiškiau ir panaudojimas to įrankio, jeigu jau užbaigti apie įrankių, jums bus žymiai efektyvesnis ir platesnis. Tai nebijokit turėti pagalbos ar gerąją praktiką su kitom organizacijom dalintis ar pasitelkti ekspertų pagalbą, tai žinokit, kad tokia paslauga jinai visur figūruoja. Verslo mentorystė yra labai svarbi ir įdomi ir populiarėjanti paslauga. Kai mes norim suvaldyti tą informacijos srautą, mes norim greičiau ir kokybiškiau padaryti. Tai toks mano palinkėjimas būtų. Palinkėjimas ir aš manau, kad paslauga tikrai buvo pakankamai populiari ir pastaruoju metu ir visais klausimais, kuriuos mes iki šiol esam diskutavę, tai man atrodo, kad visada galioja tas pats, kad kartais valanda kita pasitarti su objektyviu nešaliu patirties turinčiu ekspertu atperka mėnesius, o kartais ir metus eksperimentų ir galbūt nedidesnių nuostolių. Tai tikrai geras palinkėjimas. Man kažkaip besiruošiant šitam pokalbiui ir palinkėjimams į galvą vis ateina, žinai, kai būna žmonės, gruodį sako savo, 31 dieną sportuosiu, nusiperka, nežinau, takelį. Nuostabus yra, ir niekas ten jo nesinaudoja. Tai dėja, bet procesų valdymo įrankiai irgi yra linkę atlikti kitas funkcijas, ten skalbinius palaikyti, pavyzdžiui. Ir nesinori to, tai tikrai palinkėjimas šiandien buvo geras. Neskubėkit, įsivertinkit, pasitarkit, galų galia sąžiningai pajauskit ir poreikius organizacijos ir brandą ir kiek toli galima nueiti per artimiausią, tarkim, 5 metį. Ir po to jau galima tuos įrankius ir rinktis. O aišku, technologijos keičiasi pakankamai greitai, tai matyt bus galima ir pakeisti. Ir aš kažkaip net nebejoju, kad mes matyt metai kiti vėl turėsim sugrįžti į šitą temą. Dėl to pokyčiai yra tokie greiti, vėl bus apie ką pasikalbėti. Bet man labai patiko tavo palyginimas, kad skalbiniam džiaudėti. Tai iš tiesų praktika tokia, kur labai dažnai sutinkam, kad turi gerą įrankį, bet jis yra naudojamas kaip dokumentų laikymo sistema, net nevaldymo. Tiesiog sudeda dokumentus ir daugiau nieko nedaro toje sistemoje. Tai tiesiog, tikrai nedžiaukime mes ten tų procesų schemų, o jas valdykime tose įrankiuose jau. Tikrai sugrįšim ir aš manau, kad jau po 3 mėnesių mes turėtumėm kažką naujo, nes dabar toks pagreitis, kad net sunku taip suspėti su tuo. Taip, dėl to visai tikslingai pasakiau net ir pokalbė, kad 26 metų gegužę mes čia šnekamės, nes gali būti, kad klausant po 2 metų atrodys, o viešpatie, viskas jau pasikeitė per tą laiką.
Tai ačiū Jūrate tau už pokalbį, kaip visada smagu. Ačiū tau, Lina. O mūsų klausytojus perspėju, kad einam dabar jau atostogauti, sugrįšim rudeniop, matyt, kad rugsėjį, jeigu turit poreikių, norų, klausimų, drąsiai rašykit mum, tikrai stengiamės juos atliepti, atsakyti, tokias temas įtraukti arba į savo pokalbius įpinti. Tai visada įdomu ir smagu, kai bendruomenė taip pat įsitraukusi. Jeigu pokalbis pasirodė įdomus ir vertingas, pasidalinkit su kolegom, su galbūt vadovais savo organizacijose, o mes pasimatysim jau po kurio laiko. Tai iki. Iki. Ačiū, Lina. Visą.